Sveiki visi. Tęsime planimetrijos temos nagrinėjimą. Ir čia mes turime dar vieną trikampių ploto skaičiavimo formulę, kuri taikome rečiau. Stengiamės išsisukti iš situacijos kitaip, bet žinokite ir turėkite omenyje, kad tokia yra ir pasistengime ją įrodyti. Tai ją galite prisiminti, kai turite duotus visus kampus trikampio ir aukštinę. Yra trys tokie variantai. Tai turime, pavyzdžiui, formulę S lygų aukštinė kvadratu kart sinusas alfa padalinta iš 2 kart sinusas beta ir kart sinusas gamma. Tai vat, lygiai taip pat galime ir su kitomis aukštinėmis panašiai pritaikyti. Tai va, ir su ta trečiaja dar kažkokia aukštinė, ar ne? Gerai, dabar be jokios abejonės, kaip ir planavome, kažkurią formulę pabandykime įrodyti. Taip, įrodykime tą pirmąją tą formulę, tarkime, visos kitos įsirodytų analogiškai, tai mums svarbiausia, kad išsiaiškintume nors dėl vienos. Tai va, tai pradėkime nuo brėžinio, pasidėkime 3 taškus, sujungkime juos, tuomet pasižymėkime viršūnės raidėmis A, B ir C, toliau pasižymėkime ir mažosiamis raidėmis, kad būtų kartais paprasčiau viską susidėlioti. A, B ir C mažosios raidės žymės kraštines. Ir tuomet dar susižymėkime, aišku, kampus, mums jų čia labai reikės. Tai alfa, gamma ir beta. Taip, turime tris kampus. Ne? Taip, toliau. Dabar tam, kad įrodyti, reikės šiek tiek papildyti brėžinį. Tai pirmiausia reikėtų aukštinės nubrėžtos iš viršūnės A į kraštinę BC. Tai pabandykime tą ir padaryti, tik paskui pažymėsime ją HA. Gerai, tai nusibrėžime aukštinę, čia parodom, kad yra status kampas. Tuomet pasižymime, kad tai yra HA. Ten, kur susikirto su kraštinė BC, pasižymime tašką ir jį pažymėkime, pavyzdžiui, raidę D. Gerai, tvarkoj. Prisiminkime, kaip išreiškiame stačiai trikampio smailiojo kampo sinusas iš trikampio ABD. Tai va šito trikampio, žiūrėkim, kaip gauname. Tai sinus beta yra statinis esantis prieš tą kampą ir įžambinės santykis, tai mes tiesiog viską taip ir pasirašom. Dabar toliau išreiškime C. Tai abi lygybės pusės padauginkime iš C padalinta iš sinus beta. Jeigu norim C išreikšti, mums reikėtų būtent šito dalyko. Taip. Gauname šitaip. Ir tai atrodo daugmaž taip. Ir gavome C. Taip, dabar truputėlį apžvelgime visą tai. Va norime C išreikšti, tai žodžiu pasidauginam šitaip. Tada atsiranda, čia matot, C padalinta iš sinus betos. Ir čia irgi taip pat. Toliau, reiškia, čia šitoj situacijai susiprastina sinus beta ir lieka tik po vienetą, tai va kaip tik kairiai pusėje liko C ir čia mes šitoj pusėje turime, kad C susiprastina ir liko tik tai HA padalinta iš sinus betos. Tai va ir gavome tą C, ko mums ir norėjusi, ko reikėjo. Gerai, dabar prisiminkime sinusų teoremą, iš kurios panaudosime tik dalį. Tai sinusų teorema yra tokia, kad A padalinta iš sinus alfos lygų B padalinta iš sinus betos ir lygų C padalinta iš sinus gamos lygų 2R. Ne? Ir mes panaudosime tik tai šitą dalį ir išsireiškime C. O tam tikslui panaudodami proporcijos taisyklę, tam tikslui pasinaudodami proporcijos taisyklę, sudauginkime įstrižai ir gausime. Tai va, susidauginam įstrižai, gauname, kad C padauginta, iš sinus alfos ir A yra ir lygų A padauginta iš sinus gamos. Tai va, turim tokį išraišką. Ir dabar išsireiškime C.
o tam tikslui reikės padalinti iš to, kas yra prie C. Tai va, tai padalinsime iš sinus alfos. Taip, tai dabar čia gausis šitas dalykas, mes parodom, kaip tai padarome ir gausime sinus alfa bus apačioj vardiklyje, nes jeigu jau dalinam, tai nušokia į vardiklį ar ne, ir dabar toliau, ką mes padarysime, suprastinkime kairėje lygybės pusėje sinus alfa ir čia liks aišku po vienetą tik tai. Na ir tokiu atveju jau mes kairė lygybės pusėje lieka tik C, ko ir norėjome. Tai va, C išsireiškime iš sinusų teoremos. Gerai, einam toliau. Sulyginkime gautas lygybės. Tai va, buvome gavę prieš tai lygybę šitą. Ir dabar ką tik gavome dar vieną lygybę ir dabar jas sulyginsime. Tai jeigu kairiai pusėje C ir čia kairiai pusėje C yra lygios, kas yra akivaizdu ar ne, ta pati raidė, ir tada dešiniosios pusės irgi bus lygios ir mes vat, parašysime štai taip. Parašom būtent, kas čia gaunasi. Gerai, toliau. Iš čia reikėtų išsireikšti A. Todėl abi lygybės pusės padauginsime iš sinus alfa padalinti iš sinus gamma. Tai va, mums būtent tos A raidės reikia iš čia. Gerai, dabar visą tai ir atliekame, pasižiūrim, kaip tai padarome. Tai vat, ir dabar žiūrėkim toliau, kaip tai atrodo. Tai mes pasidauginame, tai vat ir vienoj pusėje, ir kitoj pusėje pasidaugina iš to, ko mes ir čia norėjome. Kairė lygybės pusėje sudauginkime, o dešinėje suprastinkime. Tai va, čia susiprastina vat, sinus gamma su sinus gamma, sinus alfa su sinus alfa, viskas lieka tik tai po vienetą. Ir čia kairėje pusėje jau mes turime tokią vat, išraišką. Gaunasi štai taip. Viskas čia yra akivaizdu, ar ne, lieka tik tai A, čia tie daugiau tik tai vienetai. Na, labiau įprastai mums atrodys, jeigu sukeisime lygybės pusės, tą galim laisvai padaryti ir tiesiog parašysime A kairėje pusėje, o visą kitą, kas buvo kairė prieš tai, parašysime dešinėje pusėje, tą galim laisvai lygybėse keitalioti. Dabar šiame įrodyme reikės trikampių ploto formulės, kurią gerai žinome, viena antroji, pagrindas kartu aukštinė. Ir vietoje A įsirašykime gautą išraišką. Va šitą išraišką įsirašykime vietoj A. Okay. Dabar sinusas viena antroji kart tą A, kurią mes čia va, turėjome, įsirašome šitą ir padauginame dar iš aukštinės. Liko tik sudauginti HA su HA. Tas dvi raidės. Sudauginame, parašysime tada HA kvadratu. Ne, ir visus kitus narius parašius kaip vieną trupmeną, gauname tai, ką ir reikėjo įrodyti. Tai va, gavome HA kvadratu, sinus alfa, tas dvejetas, aišku, ten yra pačioj, ir daugiau ten viskas lieka taip pat, kaip ir buvo. Tai va, tai toks yra įrodymas. Aš manau, kad viskas turėjo čia būti kaip ir aišku. Gerai, dabar paimkime pavyzdį. Remdamės brėžinį apskaičiuokite trikampių ABC plotą. Ir čia matom, kad yra duoti visi kampai ir aukštinė duota. Taip, dabar sprendimas. Matome, kad duoti trikampio visi kampai ir viena aukštinė, štai jau minėjau. Todėl iš karto galime taikyti formulę. Tai kuri yra S lygų, čia ta, kur mes ką tik įrodėme, ar ne? Taip, dabar iš pradžių įsirašome skaičius. S yra lygų 2 kvadratu, ar ne? Čia yra ta aukštinė pakelta kvadratu. Vietoj sinuso alfos įsirašom 105, vietoj sinuso betos 45 ir vietoj sinuso gamos įsirašom 30 laipsnių. Taip, ir šiek tiek sunkumų iškils su sinus 105 laipsniais, kurį paversime taip. Taip pat galim pasirašyti atskirai, tiesiog 60 plus 45, tai bus lengviau mums suskaičiuoti. Ir pritaikykime tam tikslui formulę.
sinus alfa plus beta yra lygus sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Ir čia viską susirašykime su tais mūsų laipsniais. Pamatot, tiesiog viskas pagal formulę tiesiog surašyta. Čia buvo alfa ir beta, alfa ir beta, alfa ir beta. Ne? Viskas taip kaip duota. Dabar toliau įsirašykime reikšmes. Tiesiog gausime štai taip. Pavyzdžiui, sinus 60 laipsnių yra šaknis 3 iš 2, kosinus 45 laipsnių yra šaknis 2 padalinta iš 2, kosinus 60 laipsnių yra 1/2 ir sinus 45 laipsnių yra šaknis 2 padalinta iš 2. Tai va, įsirašom šitas reikšmes iš lentelės, čia patogiausia turbūt pasižiūrėti ir žiūrėkim, kas vyksta toliau, kai sutvarkome. Šiek tiek sutvarkius gauname, čia dvejetai susidaugina, gaunasi čia 4 ir čia 4, šaknis iš 3 kart šaknis iš 3, atsiprašau, šaknis iš 3 kart šaknis iš 2 susidaugina ir gaunasi pošaknyje tiesiog 6, vienetas susidaugina su šaknimi iš 2 ir gaunasi tiesiog šaknis iš 2, aišku. Ir čia galime tiesiog paprasčiausiai pasirašyti ant vieno brūkšnio ir susideda čia skaitiklį, o vardiklis lieka tas pats. Tai va, grįžtame prie ploto skaičiavimo. Ir čia vietoje to, ką mes turėjom jau įsirašę, dabar susirašysime, ką turime. Tai sinus 105 mes buvome gavę, vat, ką tik gavome šitą reikšmę, o daugiau vietoj sinus 45 laipsnių įsirašėme šaknį 2 iš 2, o vietoj sinus 30 įsirašėme 1/2. Na ir čia dabar susiprastina labai patogiai, čia 4 su 4 susiprastina, lieka 1 ir 1, o čia 2 susiprastina su 2 irgi lieka 1 ir 1, išskirta čia skirtingomis spalvomis. Parašykime, kas liko. O liko čia tiesiog tik tai šaknis iš 6 plus šaknis iš 2 padalinta iš 1 ir dalinta iš šaknis 2 padalinta iš 2. Dalybą keičiame į daugybą, antrąją trupmeną apverčiame. Tai taip ir padarome, tiesiog antrąją trupmeną apverčiame. Dabar naikiname iracionalumą, arba tiesiog kitaip tariant šaknį trupmenos vardiklyje. Tam tikslui vardiklį ir skaitiklį padauginame iš šaknies iš 2. Tai va, reiškia, viskas čia liko taip pat, tik tais va čia pasidaugina žaliai parašyta skaitiklis ir vardiklis iš tokios pat šaknies, niekas nepasikeičia, bet mes sudauginę tas dvi šaknis gausime tik tai pošaknį. Tai va, todėl gauname štai tokį atsakymą čia ir suprastiname iš 2. Tai štai taip tai atrodo, kad tiesiog nubraukiam 2 ir 2, gaunasi po 1, daugiau viskas lieka taip pat. Gauname tokią išraišką ir čia lieka šita pirmoji trupmena, o čia kadangi atsirado vienetai, tai dabar uždėsim skliaustus, nes mes dauginame iš visos šitos trupmenos, arba iš jos tiesiog liko tik tai šaknis iš 6 plus šaknis iš 2, o čia liko tik tai šaknis iš 2, padauginta iš visos tos trupmenos, kokią mes turėjom. Tai va, dabar atskliauskime ir sudauginam šaknį iš 2 šaknis iš 6 ir šaknį iš 2 šaknis iš 2. Štai taip viskas pasirašo. Pagal šaknų savybę, kad jeigu yra dvi atskiros šaknis, galime po vieną šaknim pasirašyti, tai gausime tiesiog štai taip. Toliau, sudauginame pošakniuose esančius skaičius, tai 6 kart 2 aišku yra 12, 2 kart 2 yra 4. Skaičių 12 pasirašome taip patogiau 4 kart 3, o iš 4 išsitraukia 2. Tai va, tai gauname taip 4 kart 3 plus 2, 4 kart 3 tai aišku šaknyje, kaip matote, ir šaknį iš 4 kart 3 ištraukime iš dalies, kad būtų suprantamiau, pritaikome savybę, tik tai jau atvirkščiai, na ir tada gausime šaknis iš 4 kart šaknis iš 3 plus 2, ar ne? Ir dabar tiesiog liko mums ištraukti šaknį iš skaičiaus 4 ir gausime tiesiog 2 kart šaknis iš 3 plus 2 ir viskas.
Tai va, tai toks būtų galutinis atsakymas. Na, aš tikiuosi, kad jums viskas aišku, čia buvo su šituo uždaviniu ir su ta formulės, su tuo formulės įrodymu. Tai va, jeigu kažkas dar buvo neaišku, galite pasižiūrėti iš naujo ir linkiu sėkmės visiems ir susitinkame kitose video epizoduose. Iki.